Sveiki, šiandien yra 6 diena, kai aš mokausi Pythoną ir Django. Tai gaunasi praleistų valandų skaičius mokantis jau pasiekė, kiek čia gaunasi, 3, 6, 7 valandas ir 30 minučių. Tai kaip sakant, jau judu į priekį. Kai baigsiu mokytis, vėl sugrįšiu. Taip, mokytis jau baigiau, tai dabar kaip visada parodysiu, ką aš mokau. Taip, diena penkta. Pereita truputį daugiau negu pusantros valandos perėjau, nes taip suskirstyti chapterį tame video. Tai ką šiandien mokėmės, tai yra skaityti ir rašyti į failus, tai būtent kokius failus man šiandien paltėm, tai yra CSV failas, tai yra spreadsheeto formatas ir teksto failas, tai yra paprastas notepad'o failas. Ir tuomet pačiam gale parodė, kaip galima animuoti gifus su Pythonu. Taip, perkim, ką mes darome čia būtent. Taip, tai pradžiai names.py failas. Tai pradžiai mes turim tuščią listą names. Ir ką mes darom toliau, tai čia atsitėmės iš to. Mes atidarome names.txt ir kadangi ne po kablelio čia nieko nėra, kad mes appendinam arba kažkaip kitaip keičiam tą failą, tai vadinasi mes jį tiesiog skaitom. Mes šitą informaciją būtent skaitome. Ir kiekvienoje eilutėje šito failo mes pasiemam names, jie pendinam, tai jį įdedam į, tiksliau kiekvieną lainą mes įdedam į šitą listą ir mes nustripinam jo patį galą, tai vadinasi, kad čia nebebus jokio galo. Ir tame šitam turim, kad dabar for loopas ir paimam mes name'ą iš listo names, šito listo, į kurį mes perkeliam visą tekstinį failą. Mes jį reversam, tai vadinasi ne nuo A iki Z, o nuo Z iki A tada rušiuojam. Ne šią sortą, tai vadinasi rušiuojamas names šitą listą, rušiuojam. Paimam name'ą ir tuomet mes išprintam. Tai išprintam hello ir kiekvienam name'ui, kuris yra čia, bet atvirkštinė tvarka. Perėsiu, padarysiu ir visą šitą. Įjungsiu failą. Names.py. Tai mes taip priturim, kad Drake, kuris pagal abecėlį yra pirmas, dabar yra paskutinis pagal šitą failą. Taip, turim šitos. Taip, su names čia irgi tą patį darėm, tik tai čia buvo ne names.txt, bet mokėmės names CSV rašyti, kad į patį failą ne tik skaitytumėm failą, bet jį rašytumėm. Taip, dabar einam į students.py. Čia mes pradėjom jau su CSV pasižaidinėti, tai čia importuojam CSV library iš Pythono. Ir tuomet bent jau kas parašyta šitam failą, čia mes jį daug keitėm, bet turim du variables, kuriuos mes patys įrašom. Terminaliniam vartotojas rašo. Tai yra pirmiausia, koks tavo vardas ir iš kur tu esi kilęs realiai, kokie tavo namai. Ir tuomet mes tuos du variables, ką mes padarom. Tai mes atidarom failą students.csv ir appendinam values. Tai vadinasi, kad mes jo rašysim. Rašysim, neskaitysim, bet rašysim. Ir tuomet ką mes darom. Tai mes pirmą, tai reikia pačiam dar suskaudyti, kad čia buvo. Taip, writinam, variable writinam ir ką mes writinam. Dabar skaitom iš dešinės į kairę. Tai šitam failę, kurio field name yra name ir home. Ir šitoje vietoje mes būtent nustatom, kad pirmas stulpelis bus name, o antras bus home. Mes dictionary writinam, dictionary būdu. Ir ką mes jį writinam, tai mes, čia tiesiog nustato pačią struktūrą, o čia mes būtent rašom, tai yra write row. Ir ką mes rašom, tai yra pirmas stulpelis yra home. Tai vadinasi variable bus home, tai šitas variable. Čia tas value bus, o čia bus name'as, tas value, kurį rašėm pirmą. Tai nes, kad jeigu paleisim šitą kodą, taip, jeigu paleidžiam kodą, pradžiai paprašo, tai Hermiona bus. What's your home?
Slytherin pamiršau, koks ten normalus. Ir dabar kas įvyko, kad mes iš esmės šitame CSV failą turėjome rašyti pradžioje Neimą, tai Hermione, o vėliau Slytheriną. Tai mes šitą nežiūrime, įrašom pagal šitą struktūrą, pagal šitą tiesiog surinkam vertes. Aš dar turim paskutinis įrašas Hermione ar Slytherinas, tai va, įvyko įrašas į CSV failą. Ir toliau čia šitas kodas su GIF animacija, bet aš neturėjau GIFų, tai aš šitų net nebandžiau, tai čia dabar net nerodysiu. Tai šiandien tiek. Tęsiu, kaip visada, rytoj.